tiesiog esi filme, pats dalyvauji, matai, gali sukiotis, nežinau, sukurti savo kažkokį scenarijų. Taip Jurgita kalba apie pojūčius Jaksa Cinema virtualios realybės kino seanse ir tik žiūrėtą sujaudinusi pasakojimą apie bėgantį gyvenimą. Moteris su šeima buvo Algio Kriščiūno paveikslų motyvais kurtame filme Žaisti gyvenimą. Kažkaip tikėjaus pagal pavadinimą, kad tai bus labai smagu, bet kažkaip liūdna. Jausmas labai kažkaip realybėje atrodo, labai liūdna kartais buvo, labai patiko. Unikalūs ir dar nedaugeliui pažįstami stipriai jausmus veikiantis technologiniai bei kūrybiniai sprendimai patiriami ne tik filme Žaisti gyvenimą. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės bibliotekoje įkurtoje kino erdvėje šiuo metu siūlomas ir dar vienas filmas – režisieriaus Donato Ulvydo Aš Lietuva, leidžianti žiūrovams realistiškai patirti paukščio skrydį. Virš bažnyčių stogų, virš vienuolyno, virš laivo stiebo. Kitaip tariant, filmas leidžia pamatyti Lietuvą iš tokių pozicijų, iš tokių rakursų, kur žmogus norėdamas negalėtų atsidurti. Žiauriai gražu. Net galva sukasi. Paba. Dabar čia efektų gerų padavė. Vienas žiūrovas pasakė, žinai, būna, kai tu vaikštai po Lietuvą. Šiame virtualios realybės pasaulyje Lietuva vaikšto po tave. Per pusės valandos seansą žmogus vienu metu gali būti žiemoje, gali būti vasarą, gali būti prie jūros, gali būti sostinėje. Kitaip tariant, vyksta, kaip aš leidžiu savo pavadinti, teleportacija vienu metu į skirtingas vietas ir į skirtingus sezonus. Jaksa Cinema kino erdvės įsikūrė daugiau kaip prieš metus ir sėkmingai veikia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, vasaros sezonu Palangoje, o dabar ir Panevėžyje. Virtualios realybės filmus jau pamėgo moksleiviai, studentai, šeimos, draugų ir kolegų kompanijos, taip pat dažnai ateina ir senjorai, kai kas net ir ne pirmą kartą. Panevėžyje šiuo metu rodomi 2 minėti filmai, tačiau jau netrukus bus pristatomas ir 3. Jau labai greitai pristatysim ir 3 mūsų filmą, tai yra Arklio Dominyko istorija bus, Vytauto V. Landsbergio knygos, labai populiarios knygos motyvais, filmas visai šeimai apie arklį, planetas, taigi mūsų kino teatre bus 3 filmai, kuriuos bus galima žiūrėti jau nuo Kalėdų. Jaksa Cinema kino erdvė Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės bibliotekos 1. aukšte veikia nuo pirmadienio iki šeštadienio. Kino seansai darbo dienomis vyksta nuo 9 iki 19 valandos, o šeštadieniais nuo 9 iki 16 valandos.